Sveiki. Šiandien pabandysime išspręsti užduotį, problemą, labai nedidelę. Reikia parašyti metodą, kuriai padavus tekstą, šis perskaitys tekstą balsu. Tai pasirašysime metodą. Ir taip, metodas bus, tarkim, private static. Nieko jis negrąžins, tiesiog pasakys balsu jūsų išrašytą tekstą. Speak. Vadinsim, čia paduodamas tekstas. Ir kad perskaitytų balsu, Microsoft būtent System yra tokia System Speech biblioteka ir ją galima ją pritaikyti. Tai tiesiog prie Animals Can Speak galim pridėti add new, atsiprašau, ne add new, o manage NuGet packages, įsidiegti papildomą biblioteką, nes ji nėra prie standartinių bibliotekų. Ir biblioteka vadinasi System Speech. System Speech. Čia standartinė Microsoftinė biblioteka, prisidedam. Mano projektas .NET 8, tai čia galima 7 versiją pasirinkti. .NET 7 mano projektas, tai galima 7 ir pasirinkti. Įsidegiam. Ir čia yra naudojama tokia speech synthesizer, kalbos sintezatorius. Naudojamas žodelis using. Ir apsirašomas kintamasis speech, klasė speech synthesizer. Synthesizer lygu new speech synthesizer. Ir jis tiesiog gali perskaityti. Synthesizer speak. Čia yra išvedimas balsu bus. Kaip mes iki šiol mokėtės, žinot, konsolė Brightline išvedimas tekstu, o čia galime išvesti tekstą balsu. Taip. Čia braukia. Tik tais parašyta įspėjimas, kad this call site is reachable on all platforms. Speech size is only supported on Windows. Ta prasme, pasiekti galit iš bet kurios platformos, ant Maco gali neveikti. Aš kaip suprantu, bent jau pagal šitą tik tais Windows'ose veikia. Tai čia toks niuansas yra. Ir galime ištestuoti, pavyzdžiui, bus paprašyta vartotojo įvesti gyvūno pavadinimą ir jūsų programa atitinkamai pasakys. Pirmą prašysim logiką. Dar vieną metodą pasirašysim, pavadinsim metodą, kuris pagal tai, koks gyvūno pavadinimas, nustatys, ką tas gyvūnas sako. Static void, čia prašysim metodą get what animal says. Čia bus string animal. Ir šitas get, kadangi jis nuskaitys, iš ką mes įvesime. Tai konsolė Brightline. Įveskite gyvūno. Atsiprašau, čia pagal animal. Jau paduoda mums animal, tai mums reikia nustatyti. Galim naudoti switch. Mes atrodo panašią užduotį turėjom su switch. Paduodam animal, case. Pavyzdžiui, jeigu tai yra cat. Katė sakys return meow. Taip, man atrodo, rašėsi angliškai. Case, šitas grąžins mums, ką sakys, ne voidas su stringas. Tada case dog. God. Dog is God. Return bark. Bark. Kas dar gali būti? Taip, čia tik tais. Nu gerai, galima daugiau sukurti, tik tais pavyzdinį default. Grąžinsim I do not know.
get what animal says. Tai dabar realiai čia turime sukurti konsolę WriteLine, sukūrėme userio interfejsą, vartotojo sąsąją, kur paprašys įveskite gyvūną. Kol kas turime tik cat ir dog. Nu, galima ir daugiau įves, bet jis tada grąžins kažką kitą. Tai čia nuskaitome string user input, console readline. Ir tada paduodame šitam get what animal says. String animal sound lygu get what animal says user input. Ir tada kviečiam speak. Ta, ką gaunam animal sound, pakviečiam speak. Text. Oi, animal sound. Nu, visa programa. Su dviem metodais. Vienas metodas nuskaito gyvūną. Tai yra pati programa nuskaito kokį gyvūną įvesi. Tada get what animal says pagal tai, kokį gyvūną įvedėt, nustato, kokį balsą jis skleidžia. Ir tą balsą skleidžiant perdodam metodų speak, kuris ištransliuos. Dabar dar tik ką sutvarkom. Pirmiausia yra kviečiamas get animal says, tai šitas turėtų kodas eiti pirmiau. Ir pabandom paleisti. Tai pasileidžia. Įveskite gyvūną, gerai, parašau cat. Meow. Ir pasako meow. Jeigu vėl paleisiu programą, įvesiu šuo. Bark, bark. Šuo loja. Ar au, nežinau. Toliau pabandysiu ką nors kitą. Horse. I do not know. Nežinau apie arklį. Viskas. Tai va tiek trumpai motyvacijai pakelti mokantis. Su garsu galite išvesti ir garsą.